Mano vaikui lūžo ranka. Tai parašo mano klientė. Ir tokį žinutę, kai gauni, per visą kūną praeina toks šiurpas, nes tu pati augini vaiką ir tu supranti, kaip tai būtų, jeigu būtų su tavo vaiku ir kokį tu stresą tą minutę patirtum. Tikriausiai patį didžiausią stresą, nes visų pirma yra reikalinga medicininė pagalba, galbūt net operacija, gydymas ir taip toliau. Ir tavo galvoje pilna chaoso, kaip čia bus, kaip čia reikės ir taip toliau. Bet kai tu gauni sekančią žinutę iš kliento ir tu matai, kad tavo klientas gavo tokią didžiulę pinigų sumą už savo vaiko rankos lūžį, ir už tą draudimą jisai net nemoka per mėnesį 10 eurų, už patį draudimą net nemoka 10 eurų per mėnesį, tu suvoki, kokiame draudime ir kokioje bendrovėje tu dirbi, kai tu gali pasiūlyti savo klientui geriausias sąlygas Lietuvos rinkoje. Ir čia yra vienareikšmiškai. Čia diskutuoti net nėra ką diskutuoti. Tada tu supranti, kad tavo klientė, kuri patyrė su savo šeima stresą, jinai streso jau nebepatirs tada, kada reikės vaikui gydymo planą sustatyti ir jisai galbūt mokamas, o galbūt bus nemokamas, bet už tą pinigų sumą ta mama galės nedirbti kurį laiką, komunalai ir visi įsipareigojimai bus apmokėti ir ją nereikės stresuoti ir jinai galės ramiai pabūti su vaiku, galbūt savaitę, 2-3, kol jisai gis, nes jinai gauna solidžią pinigų sumą iš mūsų gyvybės draudimo bendrovės, kad jinai jaustųsi gerai, nes jau faktas įvyko, lūžis įvyko, trauma įvyko. Dabar kas vyksta toliau? Tai visa tai, ką mes galime padėti iš tos pusės, kad jinai gauna didžiulę pinigų sumą ir išmoką iš mūsų bendrovės. Ačiū Dievui, bent tiek galime prie to prisidėti.